Beveik 300 šventės Druskininkai 2015 svečių į išpuoštą vandens parko fojė atskubėjusius po įtemptos darbo dienos šventiškai nuteikė Roko Barzdžiaus saksofono muziką. Meras Ričardas Malinauskas vakaro pradžioje pasidžiaugė, kad bendromis pastangomis ir praėjusiais metais pavyko įvairiose srityse žengti didelį žingsnį į priekį. Bendruomenė tvirta, iniciatyvi, darbšti, o prie kurorto plėtros investicijomis ir idėjomis vėl aktyviai prisidėjo verslininkai bei kitų sričių atstovai iš visos šalies, sakė savivaldybės vadovas. Susirinkusieji pamatė trumpą filmą, kuriame apžvelgti svarbiausieji praėjusių metų įvykiai ir pokyčiai, kurie dar labiau garsina Druskininkus ir mūsų šalyje ir užsienyje. Trumpi reportažai sukurti ir apie kiekvieną laureatą. Prestižinis Druskininkų apdovanojimas Ratnyčėlė 2015 už ypatingą dėmesį ir paramą druskininkams skirta koncerno Achemos grupė valdybos pirmininkei Lydai Lubieniai. Prestižinis Ratnyčėlės apdovanojimas už investicijas ir sveikatinimo paslaugų plėtrą įteiktas reabilitacijos centro UPA vadovui Vytautui Dambravai. Bronzinė Ratnyčėlė už spartų ir sėkmingą daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą Druskininkų savivaldybėje įteikta uždarai akciniai bendrovėje Druskininkų butų ūkis. Už aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime bronzinė Ratnyčėlė įteikta Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Druskininkų miesto bendrijai. Padėkos vakaro metu įteikti ir 6 stilizuoti mineralinio vandens lašai. Atostogų namų Saka šeimininkams, Akvilei ir Modestui Vitkauskams stiklo lašas įteiktas už inovatyvų požiūrį į turizmo paslaugas. Už sėkmingą jaunimo užimtumo centro paslaugų plėtrą stiklo lašas įteiktas Druskininkų jaunimo užimtumo centrui. Už svarų indėlį mažinant socialinę atskirtį stiklo lašas įteiktas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centrui. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui stiklo lašas įteiktas už sėkmingą atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje. Dailininkui Alfonsui Šuliauskui stiklo lašas skirtas už ilgametę įvairiapusę meninę ir švietėjišką veiklą. Šiais metais Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta muzikos pedagogui Juozui Mikolainiui. Praėjusių metų gruodį Senųjų gydyklų parką papuošė 37 originalios kalėdinės eglutės, kurias sukūrė ir pristatė švietimo, sveikatos priežiūros, jaunimo įstaigos, asociacijos, kurorto verslo atstovai. Jau 4. kartą visi varžėsi dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo, o už labiausiai patikusią eglutę galėjo balsuoti parko lankytojai ir druskininkiečiai ir miesto svečiai. Šiais metais apdovanojimas už gražiausią ir originaliausią kalėdinę eglutę atiteko restoranui muzikiniam klubui Kolonada. Jų eglutė surinko net 1216 balsų. Renginio svečiams savo muzikinius kūrinius dovanojo saksofono virtuozas Rokas Barzdžius, šiuolaikinio šokio studija Opus, dainininkė Irena Storošaitė, šokėjų trio Džentelmenai ir trupė Ugnies valdovai.